Sveiki, tai aš, Lazdijų kultūros centras. Tarybos sprendimu gimęs 2003 metais lapkričio 11 dieną. Aš turiu dar 10 brolių ir sesių, o tai yra 4 kultūros namai ir 6 laisvalaikio salės. Kartu su jais, su kolegomis ir visais meno mėgėjais, kūrėme Lazdijų krašto kultūrinį identitetą. Pas mus aktyviai veikia 44 kolektyvai, 50 būrelių. Per metus suorganizuojame daugiau kaip 400 renginių ir edukacinių programų. Na, o dabar susipažinkime artimiau. Įsikūriau gražioje Dzūkijos vietoje, šalia Lazdijos upelio. Daugelis sako, kad esu mūsų krašto kultūros brandulys, kurį puoselėja darbštūs ir kūrybingi žmonės. Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai didžiuojamės, kad Lazdijų kultūros centras yra traukos objektas visiems Lazdijų rajono gyventojams ir atvykstantiems svečiams. Ir vykdydami kultūros centro renovaciją mes stengiamės, galvojom padaryti jį patrauklų, jaukų, kad atėję čia lankytojai galėtų pailsėti, prasmingai praleistų laiką ir jiems čia būtų tikrai gera ateiti, aplankyti kultūrinius renginius. Štai, būtent čia mes organizuojame didžiausius renginius, kultūrinės šventės, festivalius, puoselėjame etninę kultūrą, esame pripažinti dzūkiško smuikavimo tradicijos saugotojais. Kokybiškai veiklai organizuoti turime moderniausią techniką, puikiai pritaikytas kultūrinės erdves. Mūsų kolektyvai skaičiuoja savo veiklos dešimtmečius, dalyvauja vietiniuose, regioniniuose, tarptautiniuose renginiuose, dainų šventėse. Didelį dėmesį skiriame Lietuvos ir mūsų krašto istorijai. Vertiname regiono šviesuolius ir didvyrius, bei pasitelkdami vizualinį meną, teatrą ir dainas, įprasminame jų kūrybą ir žygdarbius. Mūsų darbuotojų sukurtos vielos tinklo skulptūros atspindi Motiejaus Gustaičio kūrybos simbolius. Na, o Ančios ežere Veisiejuose galima pamatyti Sigito Gedos skulptūras pagamintas iš šieno šiaudų, kurios taipogi atspindi šio poeto kūrybą. Remiantis Sigito Gedos kūrybą, miesto bendruomenė ir svečiams vasario 16-osios proga buvo pristatyta meninė programa Giesmė apie žmogų ir paukštį. Kartu su kultūros darbuotojais, savanoriais ir meno kolektyvų nariais esame pristatę ne vieną reikšmingą meninę programą. Pačios įsimintiniausios dažnai būna skirtos Kalniškės mūšio įprasminimui. Pavyzdžiui, vienoje ryškiausių misterijų partizano dalia dalyvavo daugiau kaip 100 mūsų kraštiečių. Visi tie 100 žmonių yra mūsų krašto žmonės, mūsų Lazdijų kultūros centro darbuotojai, jo dalis. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie šioje meninėje programoje dalyvavo ir kūrė. Na, jau šiek tiek susipažinome, bet dar turiu daug ką parodyti. Keliaukime toliau ir apsilankykime pas mano mažąją sesutę Kapčiamiesčio laisvalaikio salę. Kirsta aukšto medelio, žalio ąžuolėlio. Kapčiamiesčio laisvalaikio salėje artimai bendradarbiaujama su bendruomenė, kuriami vietovės identitetą įprasminantys suvenyrai, bei kartu su čia veikiančiu folkloro ansambliu puoselėjamos dzūkiškos tradicijos. Keliaukime toliau į ežerų kraštą – Veisiejus. Čia pasakiškos gamtos apsuptyje įsitaisę Veisiejų kultūros namai spinduliuoja energiją. Kiekvieną dieną skamba muzika, vietos gyventojai dalyvauja kolektyvų veikloje, kartu augina bendrystę ir gražius kultūrinius įvykius. Mano promočiutė šituos kultūros namuose dainavo, tansiavojo ir šnekėjo. Tai ar žinot, kodėl zuikė lūpa trūkus? Ne. Tai dar ties paklausykit. Verta paminėti, kad Veisiejai taip pat yra Švento Jurgio parapija, todėl čia puoselėjamos gilios jurginių ir pirmosios vagos arimo tradicijos. Tai šitų mes atlaidų labai švenčiam ir net sakytų, net 3 dienas švenčiam.
ir per tų šventį Jurginių organizuojam artojų tokias varžytuvės, kuris artoja su savo arkluku išars gražiausių vagų. Mes jam atnešam alaus uzbonų, duonos ruginės ir iš pradžių artojas pereina laukelį su ta duona ir alum, visus pavaišina ir dar prieš užardamas artojas indėda vagon graužlį duonos ir aparė tų duonelį. Nu, taip ir prasideda arimo varžybos ir visa šventė. O mes, dainuojam, traukiam visi juos į palei miškų, kad net eglukė siūbuoja. Mūsų folkloro kolektyvas Patskavėlė šioje šventėje dalyvauja visus metus ir kiekvienais metais artojus išlydim art, žemelį atrakinam su daina. O štai Kučiūnų laisvalaikio salėje bendruomenės širdis ir siela. Švieta garsėja kulinarinio paveldo šventė, kurios metu net kelis kartus buvo pasiektas ir pagerintas didžiausio sūrio Lietuvoje rekordas. Vietovėje taip pat ryškios medžioklės sezono atidarymo tradicijos ir tai patvirtina kasmet organizuojama medžiotojų šventė. Kučiūnų laisvalaikio salėje jau aš lankausi daugiau kaip 20 metų. Teko dalyvauti visose dainų šventėse, ruošiame sekančiai dainų šventėjai, puoselėjam ne tik tais, kad senoviškas dainas, bet kartu prie dainų prisidedam ir prie nacionalinio paveldo, tai įvairaus maisto, gaminimo. Stengiamės tas tradicijas tęsti. Neatsiejama tradicija, neatsiejama veikla ir medžioklės. Bet mes nutarėm be šventės medžioklės nebepradėti. Po šventės tada jau mums bus atrištos rankos, gamta mums atidarys vartus, duris, kad mes užeitum į ją, minimaliai ginkluoti. O čia Seirijų kultūros namai, kuriuose skamba kapelų ir duetų dainos, sukasi šaunus moterų šokėjų kolektyvas. Verta pasakyti, kad miestelėje organizuojamas Seirijų herbo simboliui skirtas neįprastas Gelažinės varlės festivalis. Aš užeisiu ant kalno, pažiūrėsiu Nemunu, kur vanduo liuliuoja, levandrėlė siūbuoja, kur vanduo liuliuoja, levandrėlė. Nuoširdūs ir lyg viena šeima esantys kolektyvų nariai, Krikštonių laisvalaikio salės spinduliai. Jų nuoširdumas ir noras puoselėti savo krašto kultūrą užbūrė. Žinoma, jie tai daro įkvėpti didelio bendruomenės palaikymo. Aš nežinau, ką aš daryčiau, jeigu nedirbčiau laisvalaikio salėje, kadangi čia norai visi išsipildo. Labai džiaugiuosi savo žmonėm, kurie ateina pas mane. Ir labai džiaugiuosi tuo, kad mūsų kolektyvai saviveiklinikai didėja. Tai taip, tai jau Krikštonių laisvalaikio salėje lankausi maždaug 15 metų. Nu taip smagu, ir kviečia visur su žmonėm, naujai susipažįsti ir pas mus atvažiuoja. Renginiai visokie vyksta, mes išvažiuojam. Žodžiu, tai toks kaime tiesiog vienintelis toks užsiėmimas yra, kuris traukia. Į kaimą grįžta jaunų žmonių, jaunų šeimų. Tai dar bandysim ir tas labai prijungti. Krosnos kultūros namuose be puoselėjimų tradicijų, meno mėgėjų kolektyvų ir puikių švenčių nustebsite. Čia galite rasti ir unikalią erdvę jaunimui – Krosnos loftą. Krosnos lofte prasidėjo mano didžiai karjera, nes vieni iš pirmųjų šokių įvyko čia ir čia dabar būdama jaučiuosi labai gerai. Labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie savo miestelio renginių. Aš manau, kad loftas yra puikia vieta reikštis jaunimui. Čia gali visada atrasti save, surasti pagalbos ir atsiskleisti. Jeigu ieškote veiklos kaip antrosios šeimos, prisijungkite prie Teizų laisvalaikio salės kolektyvų. Tautiniai šokiai, teatras, kapela,
ansamblis ir duetas. Visi juose dalyvaujantys žavi vieningumu ir atsidavimu kultūrai. Teizuose dirbantys darbuotojai taip pat yra pagrindiniai prie Dusios ežero vykstančių oninių šventės organizatoriai. Tradicinė mūsų šventė, iš tikrųjų, taip čia šitam krašte pati didžiausia būna. Išleisdavom kombainesus į kult, į laukus. O taip, tai aš su akordeonu ten pagrodavau. Ir paskui, kad nuo tų prasidėjo, va taip ir gimė. Įsivažiavome su šitom oninėm ir labai daug metų, apie 35 metai dabar. Nepraleidau nei vienų metų, nei vienų oninių šventės. Tai va. Ar jau išalkote manęs besiklausydami? Tai labai gerai, kad užsukome į Būdviečio laisvalaikio salę, kuri garsėja kulinarinio paveldo puoselėjimu. Paklauskime, ką šeimininkės pagamino šiandien. Rūgštus pienas, svogūno laiškai, krapas, jeigu yra jo, raugintas agurkas ir druska ir viskas. Ir patiekalas paruoštas. O tai girienė. Patiekalas, kurį anksčiau žmonės nešdavosi net į laukus darbų metu atsigaivinti. Ir tai tikrai ne vienintelis patiekalas, kurio receptą darbščiausios Būdviečio šeimininkės paveldė iš kartos į kartą. Išmokau iš mamos, iš ko daugiau gali išmokti. Būtinai turėdavo prie jo būti sulupinom bulvės ir dar nusilupdavo šaukšto galutu. Pietų ir motinio pasidarom ir aš tai dar dažnai, pat kaip karštą atlekiu, ko čia galvoju, dabar tiesa atsigaivinus, tai duonos prisitropinu, cukrus prisipiliu. Nu ir pasišotinam bulių ir to gaidžio riksmo pasidarom ir nakties taip ir šitą girienę darėmės. Nu ir visokiausius ir ant šiaudų bulvių štų starkuotų košės išsunkėje. Ant ližės padeda ir jas pakepa po pečiai. Nu va tai tokį valgybosi. Žydi kleščia radastėlė, žydi kleščia radastėlė vidury dvarelio, vidury dvarelio. Kai sesutė drobę saudė, kai sesutė drobę saudė, dar aš maža buvau, dar aš maža buvau. Šeštokuose esanti istorinė geležinkelio stotis kuria išskirtinį miestelio identitetą su ryškiu tremties atminimo įprasminimu. Čia kasmet organizuojamas gedulo ir vilties dienos minėjimas. Šeštokų kultūros namų meno vadovas Vitas Trampas gimęs tremtyje. Grįžo į Šeštokus būdamas vos 3 ir visą savo gyvenimą skyrė muzikai ir kultūrai. Čia jis vadovauja ir vienai rajone puikiai žinomų kapelų Griežlė. Iš Sibiro grįžom į traukinių stotį, į Šeštokus. Muziką pamilau būdamas 7 metų ir muzika kilo iš tėtės. Akordeonas buvo 120 bosų, didelis, aš žemo ūkio tai buvau labai, tai akordeoną pasistatydavau ant lovos ir taip tampydavau. Ir tėtė parodė vieną melodiją, kaip gražu miške, ir paskui vien tik per save. Važiuodavausi akordeoną mašinoje, teko sustodavau, kada pagraidavau. Akordeono nebūdavo, tai žodžius žiūrėdavau. Teko ringrebę nuvažiuoti, kaip bežiūrėdamam. Teko dalyvauti ir Duokim Garo, ir Grokių Irgelį. Ir daug taip teko išvažiuoti, daug išvykimų. Nu ir tęsiasi po šiandienį. Na, o Rudaminoje panašu, kad užtruksim ilgiau, nes ką veikti ir pamatyti tikrai yra. Rudaminos amatų centre puoselėjami įvairūs amatai, tačiau pagrindinis šio centro variklis yra keramika. Šią programą labai mėgsta ir suaugusieji, ir vaikai. Iš pradžių po keletą žmonių, o paskui vyko atranka, kas pirmas užsirašys į šiuos būrelius. Ant tiek norinčių žmonių atsirado. Mūsų pagaminti suvenyrai reprezentuoja Lazdijų kultūros centrą, amatų centrą ir visą rajoną.
Be molio lipdymo rudaminoje taip pat galite susipažinti su žvakių liejimo, puokščių rišimo, floristinių kompozicijų kūrimo, makramė rišimo technikomis. O kieme pasigrožėti pagal įvairių laikmečių tradicijas sukurtais senoviniais gėlynais. Taigi, kiekvienas gimimas turi savo misiją ir tikslą. Mano Lazdijų kultūros centro yra būti su žmonėmis ir įprasminti kasdienybę kultūriniu džiaugsmu. Tačiau vienas aš be jūsų būčiau tik užrašas dokumente, o štai ką sukūrėme ir puoselėjame drauge, yra kur kas vertingiau nei galime įsivaizduoti. Ir visada atmink, tu esi kultūros dalis.